Treneri, gražios rungtynės, rezultatas 2-2, galima pasveikinti vis tiek iškovojus ir tą vieną tašką. Pirmiausia, kokios jūsų mintis ir komentaras apie šią dvikovą? Jo, dvejopas jausmas, ypač kas liečia pačias rungtynės. Galim pripažinti tai, kad pirmas kėlinys visiškai nepasteisino. Pirmam kėlinį, sakykime taip, galbūt iki vaikinų nedasibeldžiau, tai ar galbūt pritrūko laiko įsigryninti tas detalės, kaip mes norim žaisti atako, kaip mes norime žaisti gynyboje. Pirmam kėlinį per daug davėme laisvės, ypač kas liečia Žalgirio saugų liniją. Tenai per daug davėme laisvės, per daug lengvai surasdavo laisvus plotus, sakykime taip, nežiūrinti tai, kad mes žaidėme penkiais gynėjais. Tai va, tai nepavykė, sakykime taip, pirmas kėlinys, antras kėlinys, persigrupau. Sakykime taip, šiek tiek kitaip pradėjom žaisti atakui, šiek tiek kitaip pradėjom žaisti gynyboje. Ir vaizdas aikštė šiek tiek pasikeitė. Tai va, tas antras kėlinys prasidėjo ir tos pirmos 30 minučių visai kita energija, agresyvumas, pavyko rezultatą išlyginti. Kodėl manot, kad nepavyko perlaužtų rungtynių ir prie 1-1 dar ir antrą įvartį pelnyti bei išsiveržti priekį ir to nepavyko padaryti, o varžovai vėl kažkaip atrado ir savo žaidimą ir dar tą įvartį pelnė? Jo, prašėm vaikinų pelnius įvartį jokių būdų neatsitraukti, nesaugant taško, nesaugant lygiųjų, nes žaidžiant su tokia komanda kaip Žalgirio, jeigu tu pelni įvartį ir atsitrauki, tai tu savo išsikasi duobę. Ir jo toliau tęsėm, norėjom būti agresyvus, norėjom būti drąsus, norėjom žaisti su kamuoliu, norėjom rekst atakas, tas ir pavyko, bet, sakykime taip, jo, Arvydo tas smūgis, rikošetas, Lukas pasidavė vieną pusę, kamuolys į kitą, jo, bet vėlgi tai, kad mes ir vėl prasileidę, pralaiminėdami, nenuleidom rankų, ko pasiekoje gavosi greita tranzicija, greitas išpolis, kurio gale į lygius pelnė išlyginimą įvartį. Tai va, jau užsimenėte apie tą antrą įvartį ir keitimai šiek tiek, aišku, prisidėjo prie to ir ten pabėgot į tą ataką. Kaip įvertintumėte patį epizodą ir Deivido taip pat ten žaidimą toje situacijoje? Sunku dabar galbūt reikėtų peržiūrėti tą momentą, bet jeigu atmintis nešlubuoja pas mane, ten buvo ištrauktas kamuolys nuo mūsų baudos aikštelės ir puikus atsidengimas Deivido ir gilinimas atakos, prašymas gynėjams už nugarų, priėmė kamuolį, neperskubėjo, atidavė perdavimą ir pelnėm įvartį. Ten visi puikiai tam momente, kurie buvo arti kamuolio, visi puikiai sužaidė taip, kaip reikia. Aišku, tai visos komandos nuopelnas, visai komandai svarbus įvartis, bet jūs tą įvartį atšventėt taip gražiai čiuoždamas tą dangą, emocijos, kas dėjosi tada? Nieko, paprasčiausiai norėjau grįžti už kamuolio linijos ir pasitikti varžovą veidu. Ir dabar tas paskutinis epizodas, Lietuvoje VAR ne tiek ir ilgai dar yra, buvo aišku tas momentas, kuomet jūs gavote baudinį, kai jau buvo sužaista daugiau negu 90 minučių, dabar į priešingą pusę. Kas vyko viduje, ką galvojate, kai pakankamai dar ilgai reikėjo laukti, kai paaiškės ar 2-3 ar 2-2? Žinot, visas suolas buvo ant kaip pasakyti, kaip ant adatų, bet žinau tai, kad, su varu, tai, žinot, bus taip, kaip turi būti. Viskas pagal taisyklę, sakykime taip. Tai čia jau. Praėjusiais metais, kovojot, aišku, iki pat pabaigos, bet ten jau pačioje pabaigoje buvo ir jūsų pozicija pakankamai aiški ir viskas buvo daugmaž aišku. Šiais metais situacija kardinaliai priešinga. Stebit turbūt dabar ir Hegelman ir visus kitus lygiai tiek pat, kiek ir patys save? Lygiai taip pat, kaip ir jie mus stebi. Bet, sakykime taip, šiandien ir vaikinam prieš rungtynės norėjau ištransliuoti šitą žinutę tai, kad mes esame privilegijuoti. Galas čempionato ir mes kaunamės dėl medalių, dėl kažko ne taip, kaip buvo praeitais metais, kai nei pakilsi, nei nukrisi į apačią. Taip, kad šitoje vietoje
mes turim išlaikyti koncentraciją šitoje vietoje, mes turim išlaikyti tokią energetiką, kokia jinai buvo pas mumis antram kėlinyje ir nežiūrėti nieką, tik tai viskas priklauso nuo mūsų pačių. Ačiū.